Tai sveiki, mėly klausytojai. Šiandien kviečiu Jūs į ypatingą pokalbį. Su Vincu kalbėsime apie kišenpinigius. Tai yra tema, kurią tėvai nuolat užduoda klausimus šitoje temoje. Man atrodo, nesibaigianti tema ir visada yra ko paklausti. Bet ypatingas pokalbis todėl, kad kalbėsime apie konkrečią knygą, kurią Vincas kartu su Dalia ir Jaunimo finansų akademija išleido prieš mėnesį, čia turbūt, ar ne, porą mėnesių, kuri vadinasi Kišenknygė tėvams. Tai Vincai, visų pirma, sveikinimai išleidus tokią nuostabią knygelę. Labas, Elina, labas. Jo, ir tada iš tiesų pirmas klausimas tau, tai kaip kilo mintis išleisti būtent tokią knygą? Tai pirmiausia, kišenpinigiai. Kodėl kišenpinigiai? Nes tai yra tema, kuri realiai aktuali kiekvienam tėvui, mamai, kurie turi tokių šiek tiek, ne visiškai beibius, bet jau tokius šiek tiek ūgtelėjusius vaikus, kurių gyvenime atsiranda pinigai ir tos pinigus dažniausiai mes kaip tėvai patys duodam. Čia yra tas klausimas apie kišenpinigius. Kiek duoti, kada duoti, kodėl duoti, už ką duoti. Aš jį girdžiu nuolat, kiekvienam renginyje, kiekviename pristatyme, kur apskritai yra tėvai ir kalba apie pinigus, šitie klausimai nuolat išlenda. Ir kad kiekvieną kartą neatsakinėti tos klausimus, parašėm knygą. Nes knyga yra skirta būtent atsakyti iš tiems klausimus. Kodėl tokio formato? Nes tai yra dalykas, kurį mes norim, kad jisai būtų visada šalia. Dėl to tai yra kišenknygė, iš serijos rankinukai, kišenė kažkur tais prie rankos, kad jeigu kyla noras pasižiūrėti, o kas toliau, tiesiog galima išsitraukti ir pasižiūrėti, paskaitinėti, kažką pritaikyti savo kaip tėčio ar mamos kasdienybė. Dėl to formatas toks, kad tai būtų lengva turėti su savimi. Gal tu ją turi dabar šalia, kad galėtum parodyti? Tai atrodo, nes, ta kišenknė, tai kokia maždaug dydžio. Tai čia per sprindį maždaug, ar ne? Čia nežinau, ar visiškai matosi per... Jinai, mano delno dydžio. Aha. Tai ačiū labai. Tai man šiaip įdomu yra, toksai norintis padaryti pokytį visuomenėje. Tai kaip tu pasakytum, koks pokytis turėtų įvykti visuomenėje, kad tu pasakytum, šitą knygelę buvo iš tiesų labai sėkminga, aš džiaugiuosi, kad ją išleidau ir pasiekiau tai, ką norėjau. Tai pirmas dalykas, kad apskritai tėvai ją perskaitytų. Kuo daugiau tėvų perskaitys šitą knygą, tuo mums kaip visuomeniai bus paprasčiau gyventi, nes tie vaikai, jie potencialiai, jeigu aišku tėvai dar kažką padarys to, ką perskaitė, nes čia irgi svarbus faktorius, bet tie vaikai tada turės tėvus, kurie supranta, kodėl jie duoda pinigus savo vaikams. Nes šiandien, realiai to knygelį mes pirmą klausimą ir taip smeigiam tėvam ir aš nesenai irgi knygų mugėje dalyvavom, pristatinėjom, irgi užduodavau tą klausimą tėvams, kodėl jūs duodat pinigų savo vaikams? Ir ten patikėk. Jie tiesiog, maždaug būna, ką? Kodėl čia tą klausi, žinai, kokia čia prasmė? Ir, daugelis tėvų jie tiesiog duoda. Čia ir prasideda problema, nes kišenpinigiai jie neskirti tiesiog duoti, jie neskirti duoti, nes vaikas to prašo, jie neskirti duoti, nes aplinka lygtais taip diktuoja, jie skirti ugdyti vaiką. Ir kol tėvų galvose to persislinkimo nevyks, tol mes ir turėsim tai, ką turim dabar su suaugusiais. Gyva bėda, nes visi kažkokius keistus finansinius sprendimus priiminėja. Tam, kad taip nebūtų, reikia, kad kuo daugiau tėvų perskaitytų šitą knygelę ir tam tikrus dalykus perkeltų savo vaikams. Jeigu tai vyks, tai aš būsiu labai laimingas žmogus, tikrai padaręs poveikį geresnės visuomenės link. Jeigu reikėtų išskirti 3 pagrindinės knygelės mintis ar idėjas, kokias išskirtum? Pirmiausia, tai aiškiai suprasti, kad kišenpinigiai skirti ugdymui. Kitas, kad kišenpinigiai
su kišenpinigių pagalba mes turim vaiką išmokyti įprasto pinigų ciklo mūsų gyvenime. Suaugusių gyvenime, alga, mėnesis išlaidų, alga, mėnesis išlaidų, alga, mėnesis išlaidų. Tai šitas dalykas ir trečias dalykas, tai natūraliai prisimti atsakomybę už savo pasirinkimus. Tai yra užriboti pinigus, nes, įprastai mes, čia ta mūsų ranka pakankamai guminė būna, kaip tėvų. Ir vaikai neturėdami ribų ar neturėdami taisyklių, jie sėkmingai išnaudoja tą dalyką savo naudai ir užauga su įpročiu tą dalyką išnaudoti ir po to jau užaugę susiduria su komplikacijom, pavadinkim taip, nes aplinka tai ne mama ir tėtis ir dažnai aplinka šiuo atveju apsisuka su interesu į save, o ne į tą vaiką. Tikrai norėsiu daugiau pakalbėti ir apie tai, kaip tie kišenpinigiai padeda ugdyti ir kaip išmokyti tos vaikus to konkretaus ciklo, bet dar prieš einant į tai, kaip tu matai iš savo patirties, vis tiek labai daug bendrauji su suaugusiais ir su vaikais, kokių dažniausių klaidų daro tėvai, kalbėdami su vaikais apie pinigus? Pirma klaida, kad jie nekalba. Čia pradėkime nuo to, kad apskritai reikia kalbėti tą temą ir po truputį vis kažką papasakoti. Tai bet kurie mūsų kaip suaugusių transakcija gali būti pokalbio objektas su vaiku. Kodėl pirkau, ką pirkau, už kiek pirkau ir galbūt ar buvo galima kažkaip kitaip, ne? Ir kiekvienam žingsnėje mes galime su to vaiku kalbėti apie savo pasirinkimus ir jų motyvus. Tai duoda dvi labai didelės naudas. Tai pirmiausia, tai mes reflektuojam patys, ne, kodėl kažką darom. Ir kitas dalykas, mes ugdom savo vaiką apie tai, kas vyksta suaugusiojo gyvenime, iki kurio tas vaikas nenorom dais. Toliau dažniausiai daroma klaida, kad tėvai neišnaudoja duodamų pinigų kaip ugdymo priemonės, o tiesiog duoda. Nes draugai gauna, nes aplinka tarsi socialinė norma, ne, vaikams duoti kišenpinigių. Tėvai su pinigais neužbrėžia labai aiškių ribų. Kai nėra ribų, tai viskas, tai tam vaikui ir neaišku, tai galiu čia, negaliu, jeigu negaliu, tai kodėl tu čia ant manęs pyksti, nesakei, kad negaliu. Ir tada prasideda konfliktai tarp kartų dėl to, kad vienas duodamas kažką įsivaizduoja, kitas duodamas irgi savo įsivaizduoja ir tas įsivaizdavimas visiškai nesutampa. Tai kai kalbė apie ribas, čia kalbė apie tai, kad nenustato, ką gali pirkti iš kišenpinigių, ar ką turi mintyje, sakydamas? Taip, pirmiausia, tai ko negalima arba kas derintina, nes, jeigu vaikui neužbrėžiamos ribos, tai jis vadovaujasi tada savo pasaulio suvokimu. O visgi ribos jos turi būti. Aš šiaip skaičiau tavo kišenknygę. Ar sužinojai, ką nors naujo? Ne, gal nes mes pakankamai daug, bendraujam kartu, ar ne, bet tai šiek tiek gal skiriasi nuo to, ką aš sakau, tai apie tai galėsim daugiau, ką aš savo sekėjams sakau, ar ne, ir ką kalbu apie kišenpinigius tam tikrose vietose, apie tai galėsim daugiau pakalbėti. Ko galbūt man taip tiesiai pritrūko, tai yra nuo kelių metų vaikams galima jau pradėti duoti kišenpinigius, koks tas minimalus amžius. Arba kokia nors gal net ne amžius, ar ne, bet kažkoksai kriterijus, pagal kurį tėvams spręsti, ar jau čia mano tam vaikui duoti ar neduoti. Pinigai vaikų gyvenimą ateina ne nuo mūsų, ne visada nuo mūsų priklauso, nes ateina per dovanas, ne, močiutė, ten senelis, dar kažkas, tai tam vaikui ten antras gimtadienis, jis jau pinigų gauna. Jis nesupranta nei kas, nei kur, nei už ką. Šitoj vietoje mano rekomendacija ir man atrodo subjektyviai žinoma geras kriterijus yra tada, kai vaikas pirmiausia moka skaičiuoti, suvokia, kas yra vienetai ir skaičiai po kablelio, ne, ten centus gali susiskaičiuoti ir suvokia, kad euras susideda iš 100 centų. Ir jau gali tame gaudytis, pranta, kad 5 banknotai yra daugiau negu 20 monetų, kad tas svoris rankose vis dėlto neatspindi pinigų vertės. Kai jau geba šiek tiek, tokių, sakykim taip, po truputį jau matom jo išreikštus norus savaip spręsti. Tokios, manau, sąlygos, kurios jau diktuoja, kad jau tam vaikui laikas eiti į nuoseklius pinigus. Nes jis jau geba susiskaičiuoti, jis jau turi kažkokių tais interesų, kuriuos nori tais pinigais potencialiai patenkinti.
ir jam beliko tik išmokti tą dalyką daryti. Ar pastebi, koks tai dažniausiai amžius yra? Nes, tėvai sako, gal truputį jau ir moka skaičiuoti, bet kartais padaro klaidų. Taip, iš savo tokios... Dar gal nelabai. Jo, iš savo tiesioginės praktikos skaičiau 3-5 klasės. Gerai, tai dabar aš noriu nerti iš tiesų į kišenpinigių knygelės turinį ir tiesiog išrinksiu tam tikrus momentus, kurie man labiausiai įstrigo ir kuriuos norėčiau su tavim padiskutuoti. Ir pirmas yra kišenpinigiai ir maistpinigiai. Tai patarimas knygelėje yra juos labai aiškiai atskirti su mintim, kad maistpinigių paskirtis yra maistui, ar ne, o kišenpinigių paskirtis, kaip jūs sakė, yra ne maistui, o mokytis, tai kad vaikas mokytųsi, ar ne, ten taupyti, tikslų siekti ir panašiai. Tai man iš praktikos, ar ne, tai labai gerai, aš labai pritariu, 100%, čia taip reikia daryti. Bet čia teorija, ne? Jo, bet čia tokia teorija ir man įdomiausia iš tiesų yra, ką daryti su praktika, nes labai gerai yra, jeigu tu gali atskirti tos maistpinigius ir kišenpinigius. Pavyzdžiui, pas mano dukrą mokykloje yra mokinio pažymėjimas, į kurį gali įdėti pinigų, kuriuos gali išleisti tik valgyklai. Ar ne? Tai niekur kitur jinai jų neišleis, labai gerai, tada gali atskirti tos maistpinigius, bet tikrai ne visur yra šita galimybė. Tai ką dabar daryti, aš susitariu su vaiku, aš tau duodu 10 eurų, ar ne, ten per savaitę, tarkim, pavalgyti. Bet jisai, ir ten, tarkim, 5 eurus kišenpinigiams, ar ne? Bet jisai nusprendžia, kad jam tų 5 eurų kišenpinigiams per mažai, jis nori daugiau gal kažkam. Ir jisai nebevalgo arba valgo labai minimaliai ir visą likutį tų maistpinigių atideda į kišenpinigių tą dalį ir perka, ką jis nori. Kaip šitą realiai praktikai tėvam išspręsti? Jo, čia visada daliai žmonių bus problema šitą vietai, nes tikrai dalis vaikų bus linkę elgtis, kaip tu sakai, arba dar kažkokius kitokius modelius pasirinkti. Ir čia yra keli tokie momentai, kuriuos galima paliesti. Tai pirmiausia, su to vaiku reikia kalbėtis. Ne? Tai reiškia, kad jeigu aš duodu ten 10 eurų ir sakau, čia yra tau maistui, nesibaigia dalykas ties to, kad aš daviau 10 eurų už maistą. Tada aš turiu follow-upinti, grįžti prie to vaiko ir klausti, tai gerai, ką tu šiandien valgai, žinai, kiek tu išleidai. Taip kalbėti su to vaiku, kad bandyti suvokti, ar ten vyksta kažkokie dalykai ar nevyksta. Jeigu vaikas pasakoja, dalinasi, tai tikėtina, kad ten viskas yra neblogai, ne? Bet jeigu jisai slapukauja ir tarkim, kažkokias tai loginius dalykus ne visai teisingai sudėlioja, tai aš galiu daryti prielaidą, kad ten kažkaip jau yra kažkokių tais povandeninių srovių. Dalį vaikų užteks, kalbamasi su juo ir jisai pasiduos tam tokiam atvirumo, prieimui. Dabar jeigu vaikas nepasiduoda šitam dalykui, tai yra dvi išeitis, ne? Tai pirmas dalykas, galima apsikrauti kaip tėvam ir sakyti, tai gerai, aš tau nebeduodu pinigų maistui, bet aš tau įdėsiu maisto dėžutę kiekvieną. Ir tada palikti jam opciją rinktis, arba tu pats, arba jau aš už tave maistu pasirūpinsiu. Aišku, tai mūsų apkrauna kaip tėvus. Tai aš turiu eiti ir dėti ten ir daryti kažką ir galvoti tada, irgi gal ne visai... Kai praktika rodo, mes kaip tėvai esam linkę apsikrauti šitą vietą. Tada kitas žingsnis visada yra, mes galim išimti vaikui kortelę ir maistpinigius atskirti griežtai per atskirą kortelę. Ir sakai, žiūrėk, va tau kortelė, nenoriu matyti nieko, kas ne maistas transakcijos. Parduotuvė netinka, nes akivaizdu ten nemaitinimo įstaiga. Tu turi minti, kad tėvai tada gali pasižiūrėti, pavyzdžiui, tas kortelės išrašą, pasižiūrėti, kuris išleido. Aš atsidarau ten, tarkim, po savaitę žiūriu, kažkur ne ten išleido. Ką nori daryti? Jeigu vaikas, piktybiškai, mes jau čia su juo kalbamės, mes čia tarsi uždedam kažkokius ribojimus ir jis vis tiek daro, tai, soriukas, jau nelabai jūs čia kažką ir galite padaryti, apart to, kad, pinigų tai neduosite, maistui. Tai vienintelė vieta bandyti dar tą bausmės principą taikyti ir tos kišenpinigius timinėti, kas šiaip yra blogas pasirinkimas, jeigu iki to reikia daryti. Bet kokiu atveju tikslas vaikui parodyti, kad jeigu tu sutaupai, tai aš tą sutaupimą paimsiu. Tau neliks, nes ne tam skirta tie pinigai tiesiog.
Kita tema, kuri man labai irgi kažkaip surezonavo taip, tai gal ir dėl to, kad toj srity dirbu, tai yra mokesčiai. Okay. Ir specifiškai labai, kadangi tai, kas parašyta knygelėje, ir kas yra tiesa, kad dažniausiai mūsų saugusių pajamas apsimokestina apie 40% tarifų, tai turime omeny darbo užmokestis, ne, apsimokestina 40% tarifų, galima aišku kitaip gauti pajamas, bet statistiškai tikrai sutinku, kad didžioji dalis žmonių gauna taip apmokestintas pajamas. Ir yra patarimas, ar vienas iš tokių pasiūlymų, ar ne, kad pratimas toks, kad pavyzdžiui, ar ne, duoti pirmadienį 20 eurų, penktadienį paprašyti 8 eurų mokesčių atgal. Toks man labai įdomus pasirodė, nes, mintis yra, kad ar ne, duokime disponuoti tais pinigais kurį laiką ir tada staiga penktadienį paprašyti atgal. Klausimas yra, ar tu pats esi bandęs praktikoje, ar kas nors gal iš tavo tų sekėjų yra bandęs praktikoje būtent tokį metodą ir kaip vaikai reaguoja į tokius mokesčius. Iš tokios tiesioginės praktikos mokesčių tema, tai mes turim labai įvairių patirčių, tiek dirbdami tiesiogiai su vaikais, tiek gaudami atgalinį ryšį iš mūsų jau tos knygelės skaitytojų. Tai iš tiesioginės patirties su vaikais, tai vaikai, kaip be būtų keista, puikiai atspindi visuomenę. Net būdami maži vaikai, be jokio pasiruošimo, tai vieni tiesiog susimoka, yra mokesčiai, yra gerai, aš atiduodu ir viskas, ir klausimas uždarytas, gyvenam toliau. Kiti eina labai dėrėtis, tai jau čia piktintis, kodėl tiek, čia labai daug, čia visos tos tirados išpilamos, bet jam švelniai pasakius, kad kitaip nebus, arba pagrasinus, kad klausyk, tu negali, čia tiesiog taip yra ir mes iš to turim gatves, mokyklas, kuriuose tu mokaisi, ligoninės ir panašiai, tai tada jie susimoka ir yra tokia, mažas, aišku, procentas, bet vis karts nuo karto išlenda, kurie nieko nesakė, susirenka ir, pabėga tiesiog šitą žodžio prasme. Ir šitus dalykus matydami, mes tikrai klasėse šypsomės, nes tai puikiai atspindi, kad, didelė dalis, jie, moka, nes, jie gal ne tiek gal supranta, bet kiek priima, kad taip yra, nes, vaikai dar nesupranta, ne, ten visos tos mokestinės sistemos. Dalis yra tų, kurie labiau gal tokiais išreikštais ego ar kažkaip tais ir jie linkę labiau tos pinigus savo laikyti ir jiem tas pasidalinimas su visuomenė yra skaudesnis, bet jie tą padaro. Ir tada mažas procentas, bet yra tie, kurie sako, aš neduosiu, išsitrinktų galvas savo tais mokesčiais. Ir mes turim irgi visuomenėje žmonių, kurie slepia, vengia, visai kitaip išsisukinėja nuo mokestinių savo prievolių. Tarsi atrodo, kad tai ateina su prigimtimi, o ne yra užnešta, nes tie vaikai, kurie tą elgesį demonstruoja, mūsų manymu, taip žiūrint į juos, jie dar neturėjo galimybių būti šitoj vietoj kažkaip protinami, ir ugdomi, nes mes tikrai turim galimybę padirbėti ir su visiškai mažiukais. Turim edukacijas, kurias vedam, tai ten nuo 1 klasės mes vedam jas ir ten jau mokesčių temų mes paliečiam ir tas jų elgesys labai iš karto pramuša šitą vietą. Tai tie pirmokėliai, jie dar neturi ugdymo šitą vietą, vadinasi, labai tikėtina, kad tai yra su asmenybės tipažo ateinantis dalykai. Kaip mes reaguojame į mokesčius? Kaip pagalvoju, tikrai įdomu. Kartu su mokesčiais, ką jūs sakote, ar ne, kad iš principo geriau yra duoti daugiau kišenpinigių, ar ne, bet tada atsiimti atgal tos mokesčius ir atsiimti atgal būtinasias išlaidas, ar ne, tas, kurias, aš kaip suprantu, tėvai, leidžia vaikam naudotis ten vandeniu, elektra, ten ir dar kažko, ar ne, kai gyvena kartu namuose. Man įdomiausia yra, kodėl manai, kad šitas variantas yra geresnis negu tiesiog mažiau duoti kišenpinigių, ar ne? Ir tiesiog kalbėti su vaikais, kad taip, mes mokam už tą ir tą, ar ne? Kadangi mes už tai mokam, tai tau duodu tik tai šitai daliai. Tai yra, ten išleisti kažkam, ar ne? Arba ten sutaupyti tavo norimai daliai. Nes tas davimas ir ėmimas atgal yra, tiesiog toks apsukimas ratu, ar ne? Aš labai noriu tokį dalyką papasakoti, gal turbūt taip reikėtų sakyti, kuo skiriasi supratimas nuo suvokimo. Ir mums suaugusiam tas labai svarbu, šiuo atveju suvokti, ne, kas yra supratimas, o kas yra suvokimas. Ir kad, tai yra labai skirtingi dalykai.
Tai supratimas, va, tas modelis, kurį tu siūlai, ne, ir kurį tarsi sakai, kodėl ne taip, tai yra būtent supratimo davimas vaikui. Tai, aš jam paaiškinu, ne, jisai ten kažkaip mentaliai susidėlioja ir, tarsi supranta, kodėl taip yra, ne? Bet jis neturi suvokimo. Suvokimas yra, kai mes turim tiesioginį išgyvenimą dalykų. Labai retai galim iš tikrųjų vienas kitą suprasti. Šiuo atveju tas suprasti toks kitokia prasme čia naudojama žodis, bet jeigu aš nesu išgyvenęs to, ką tu esi išgyvenusi, labai tikėtina, kad aš nelabai ten tave ir suprasiu, tegu ir sakysiu, kad suprantu, bet realiai nesuvokiu, kame tu esi. Tai dėl to suvokimas yra tai, ką mes išgyvename ir kas yra ne visai verbaliai išreiškiama. Kalba mūsų yra intelekto rezultatas. Mes sudėliojom kažkokią mintį ir susakom ir mes galim ten realiai spekuliuoti tomis mintimis, ką tik tais norime. Bet patyrimo tame galim neturėti jokio. Tai vat šitoj vietoj mums kaip tėvams labai svarbu vaikams duoti ne supratimą, bet suvokimą. Tai yra patyrimą, kaip viskas atrodo, kokie jausmai kyla darant visus tos dalykus. Kaip, kad jam viduj susiformuotų tos visos jungtis, kurios reikalingos, kad tas procesas netrukdytų vėliau gyventi. Ir ribos kažkokios atsirastų, ir savikontrolė kažkokia atsirastų, nes iš supratimo savikontrolė neatsiras. Jinai atsiranda iš suvokimo, kai aš prasileidžiu kelis kartus ir gaunu per pakaušį štai. Nes mes taip mokomės. Tu gali sakyti, nebėgiok, nes pargriūsi tam berniukui, ne? Bet jis vis tiek bėga. Ir tada jis, kai nugriūna, jisai verkia. Ir jam nusispjaut, kad tu jam sakai, argi aš taip nesakiau. Jis išmoksta iš to, kad jis pargriuvo, ne iš to, kad jūs ten jam kažką aiškina. Tai va, todėl priėjimas yra būtent toks, leisti vaikams patirti tiesiogiai, kas tai yra ir kaip tai atrodo, ir leisti įprasti išgyventi visą tai. Jeigu taip konkrečiai, tarkim, grįžtam prie tų paties 20 eurų per savaitę, tai 40% atiduodam atgal mokesčiais, ar ne? Koks procentas turėtų būti tų būtinųjų išlaidų ir kitų tada, ar ne, tų dalių, apie ką dar pakalbėsim? Tai mes rekomenduojam 30% skirti būtinosiams išlaidoms. Tai yra irgi toks, vadinkim taip, statistinis kiekis pinigų reikalingas, pragyvenimui. Aišku, čia vėlgi yra išimčių ir niuansų, nes kuo pajamos mažesnės, tuo tas procentas natūraliai yra didesnis, bet, kadangi mes čia kišenpinigiuose, ne, ir to vaikų tarsi vis tiek mes pasirūpinam, tai čia labiau pats svarbus faktas, kad vaikas pajaustų, jo gyvenimas kainuoja. Toliau, kiek jis ten savo gyvenime išleis tiem dalykam pinigų, jau priklausys nuo jo konteksto. Bet kol jie vaikai ir kol mes diktuojam dalykus, tai 30% yra pakankamai toks geras priėjimas, nes tai parodo svorį, nes 30% yra daug, ne, atiduoti. Bet iš kitos pusės tai nenulaužia visų pajamų, nes dar biškį lieka. O tikslas, kad parodyti, kad vaikas suprastų, jog nepriklausomai nuo to, kad mes gal pakankamai daug tų pajamų turim, bet didžioji dalis jų nueina ne tam, ką mes renkamės realiai, o tam, kas tiesiog reikalinga, kad mes galėtume gyventi. Grįžtam prie skaičių. 20 eurų duodu, Taip, 8 eurai grįžta mokesčiams, ar ne, tėvam atiduodu kaip mokesčiams, tada 6 eurai, ne, 30% maždaug grįžta būtinosiam išlaidom, lieka vaikui 6 eurai iš 20, ne? Tai dabar tai 6 eurais, tai ką dabar vaikui daryti, ką toliau daryti, ar ne? Gerai, jis suprato, kad didžioji dalis, nes čia tikrai labai didelė dalis, kaip pagalvoja, ne? Iš 20 eurų 14 atiduoda atgal. Ką toliau turėčiau daryti aš kaip vaikas su tai 6 eurais? Tai va tie 6 eurai, tai yra tau jau tiesiog, aišku, mokesčiai ir būtinosios jau yra ugdymo žingsniai ir jeigu vaikas prie to cikliškumo pripranta, jam gyvenime bus gerokai paprasčiau dylinti su pinigais, nes jis tiesiog labai stipriau suvoks tai, kiek jis to pasirinkimo iš tikrųjų turi tuose savo finansiniuose srautuose, nes labai dažnai suaugę, jie nesuvokia, kur jų galimybių ribos yra ir
priežastis dažnai yra būtent savo gyvenimo kainų nesupratimas. Tai vaikam čia yra pirmi žingsniai, kaip suprasti, kad savo gyvenimą aš turiu apmokėti ir kad mano tai augimo ir laisvė ir pramogai netiek jau daug ir lieka ten tų pinigų ir kad juos labai svarbu kryptingai ir tikslingai išnaudoti, jeigu aš noriu pasiekti vis daugiau kiekvieną dieną. Tai tikslas yra formuoti vaikui, padėti jam suformuoti tą pinigų tikslingumą. Tai yra, kad pinigai, tie 6 eurai, kurie liko, kad jie turėtų būti išnaudojami maksimaliai efektyviai mano naudai. Tai yra, aš su jais turiu nuveikti tiek daug, kiek galiu nuveikti, kad tai mane nuvestų ten, kur aš noriu nueiti. Aišku, kuo mažesnis vaikas, to tai bus labiau apie pramogas, bet net ir tokiu atveju, tai rodo pinigų ribotumą toms pramogoms ir verčia vaiką išmokti rinkti, nes 6 eurai yra 6 eurai, išleidau ledam, negalėsiu ten tos kramtamos gumos nusipirkti, viskas. Ir čia prasideda jau ugdymasis, kad pinigai yra labai ribotas resursas ir aš turiu jį išnaudoti maksimaliai naudai savo gauti, o tas reikalauja pasirinkimų. Knygoje taip pat yra dalis apie tikslus, tai yra būtent, kad turbūt taupyti, ir siekti kažkokių tikslų. Ir čia noriu pacituoti, nes labai man patiko šitą citata, kad didžiausias pagalbos vaikams įprastai reikia formuojant adekvatą finansinį tikslą. Vienas iš barjerų vaikams yra tai, kad jie nieko nenori. Taip neretai būna su tais vaikais, kurie įprastai yra aprūpinti savo kasdienybėje ir jiems nebeneša fantazija, ko dar galima norėti. Tai aš manau, kad tai tikrai yra didelė šiuolaikinės visuomenės problema, kai mes kol kas gyvenam tikrai gerai ar daug geriau negu visos praėjusios kartos. Ir natūraliai gaunasi taip, kad vaikams daugiau leidžiame, daugiau pinigų skiriame ir panašiai. Tai ką daryti dabar, kai esame čia ir vaikas sakai, gal tu čia patupy, gal tu tom kramtomam gumom ir ledam neleis, ko jisai sako, tai kad man gerai viskas, aš noriu tų ledų ir čia tos kramtomas gumos. Pirmiausia, verta akcentuoti tai, kad kai vaikas nieko nenori, tai reiškia, kad jis viską turi, ko jisai nori. Tai reiškia, kad mes jam viską duodam, ko jisai nori. Ir aš suprantu, aš pats kaip tėvas, puikiai suprantu norą duoti vaikams daugiau negu, čia toks atrodo natūralus noras duoti vaikams daugiau negu patys turėjom. Ir leisti jiem patirti dalykus A, B, C, D, kurių mes galbūt net galimybės patirti neturėjom, nes tiesiog kontekstas buvo kitoks, Šitoj vietoj, mes tenkinam tokį biškį ir savo poreikį, kad mes galim aprūpinti vaiką dalykais ir leidžiam jam ir suteikiam tai, ko mes neturėjom tarsi, mes taip įsivaizduojam, aišku. Ir patenkinam savo tokį, emocinį poreikį, kad, aš aprūpinu savo vaiką ir mano vaikas viską turi. Kokią įtaką tai daro vaikui, tai atima iš jo, norą kažko norėti. Jis tiesiog viską gauna, jis pasako, aš mama, tėtį ar gali nupirkti, ir tėtis mama nuperka. Ir tada tas vaikas įgauna įprotį gauti čia ir dabar dalykus, tuos, kuriuos jis užsimano. Tada apie kažkokį tai gebėjimą atidėti malonumą mes jau nebegalim kalbėti, nes vaikas yra užliuliuotas šitoje vietoje ir mes kaip tėvai čia tą meškos paslaugą padarom. Tai kaip iš to išeiti, tai pirmiausia nustoti duoti vaikui tai, ko jisai nori, 100%. Mes visada dalį pageidavimų turim atsakyti. Jeigu jūs jau viską leidžiat, tai neleiskit 20% dalykų, kuriuos leidžiat, gal ne taip drastiškai iš karto, bet po truputį. Staiga, jūs pradedat riboti dalykus. Ir vis apeliuoti, tai jeigu tu nori, tu gali pats nusipirkti. Po truputį mažinant dalykus, kurie vaikui yra duodami, jam natūraliai pramuš noras, nes jis jau staiga pradės nepatogiai jaustis, nes kažko nebegauna. Ieškoti išeičių, kaip tą gauti. Kur ta riba nuo vaiko priklausys labai stipriai, vieni labai jautriai sureaguos iš karto, kiti jau ant pačios pabaigos jau visko atsisakė, supras, kad gal nepatogu, gal čia reikia kažką daryti ir tada jau kažką daryti. Ir tada mes, aišku, turim labai stebėti, kaip vaikas į tai reaguoja ir, aišku,
ir to tokio, pagalvėlės pakaišymo darbą padaryti, kad, nepasakyti griežtai ne, bet, suteikti tą tokį emocinį palaikymą, tą tokią saugią erdvę, kad, jis galėtų tą savo sukilusią emociją gebėti suvaldyti, vis dėlto mesgi esam tėvai, tai jeigu neduodam pinigų, tai suteikiam tą komfortą, tokią emocinę, ne? Kad tas vaikas nebūtų taip jau visomis plotmėmis iš karto prieš sieną pastatomas. Ir po to, tokiu būdu po truputį didinam tą deprivaciją, tą trūkumą, kurį vaikas pradėtų norėti kompensuoti jau savo sprendimą. Ir natūraliai iš savo jau tų gaunamų kišenpinigių. Kartais, tikrai būna vaikų, kurie, nieko nenori, net jeigu jie ten nelabai ir ten kažko labai daug turi. Tai su tokiais truputėlį yra sunkiau, nes jos labai jau ilgai spausti gali ir šitoj vietoj taip švelniai ir vis tiek nieko nepasiekti. Nes jie nenori, jie tiesiog, būna tipažas žmonių, kurie nieko nenori, ne? Tai šiuo atveju tam vaikui galima padėti, tiesiog suformuluoti, gerai, jeigu jau tau nereikia daiktų, tai davai pažaidžiam žaidimą, pabandom sutaupyti kažkokią tai sumą pinigų X. Ir užduoti tokį, virtualų, ne tikslą, piniginį tikslą, kur suma X. Ir pasižiūrėti, kaip tam vaikui sekasi su ta suma X. Su motyvacija gali būti šiek tiek sudėtingiau šitoje vietoje, nes vaikas nemato dar kol kas prasmės, kam ta suma X reikalinga. Tai šitoje vietoje mes kitoj knygoje apie tai daugiau rašom, tai galima sakyti, pridėti tą bonusą. Jeigu tu sukaupsi sumą X, aš tau dar dadėsi ten 5 ar 10 eurų ant viršaus, kad ta suma būtų didesnė. Ir tada kalbėti vėl, kalbėti, ką pinigai galina mus padaryti. Tai yra, pirmiausia, tai suteikia teisę rinktis. Ir kalbėti būtent apie teisę rinktis, o ne apie pinigus kaip po tokius. Tai kad, vaikeli, jeigu tu turėsi, pinigų, tu galėsi pasirinkti, nes jeigu tu neturėsi, tai pasirinks kažkas kitas. Šiuo atveju aš parinksiu. Patiks tau, nepatiks, čia gal netiek svarbu, nes aš renku, ne? Kai tu rinksies, tai tu galėsi pasirinkti tai, kas tau patinka, o ne tai, ką aš parenku tau ir tau tarsi nepatinka ir tu po to, galbūt ne visai ir naudoji, arba vengi, arba jautiesi ten kažkaip blogai. Kaip tik vakar žiūrėjom auksinį protą per buvo klausimas, kad, man atrodo, Amerikoje dabar gal tikslios sumas nepasakysiu, bet ten gal 800 milijonų dolerių yra išleidžiama kokioms dovanoms per Kalėdas. Ir žodžiu, reikėjo sakyti, kokiams dovanoms. Ir atsakymas buvo nenorimoms. Kad tėvai išleidžia 800 milijonų dolerių, nupirkti tiesiog dovanas, kuriems jiems atrodo, kad vaikams reikia, bet realiai po to tie vaikai jas išmeta arba nenaudoja. Toks galvoju, kad gerai pinigų švaistam. Mes priimam sprendimus už vaikus, jų dovanų klausimai. Tai tie laiškai senelių šalčių yra labai gera praktika, kurią mes naudojam savo namuose ir tai labai padeda nupirkti tai, ko vaikai nori. Tarkim, kad galų gale kažkokiu būdu paskatinom tą vaiką norėti kažko, tai ką man kaip mamai ar kaip tėčiai ar ne reikėtų padaryti, kad vaikui būtų lengviau taupyti. Kaip mes galime jam padėti? Noras ir tikslas, ne? Kuo skiriasi? Noriu, tai noriu. Noriu ir ką noriu. O tikslas tampa tada, kai aš prie to noro dar pridedu, tai ką aš su to noru padarysiu. Tai čia mes kaip tėvai turim padėti vaikui susidėlioti žingsnius, kaip jis tą tikslą gali pasiekti. Tai kas liečia pinigus, tai yra realiai paprasta labai. Kiek aš turiu padėti kiekvieną dieną ten tų centų, kad aš ten po 2 savaičių ar po mėnesį ar po 3 turėčiau pinigų sumą X, kuri reikalinga vienokiam ar kitokiam pirkiniui, kurio aš noriu. Ir čia tikrai ta paprasta matematika tokia. Kiek atidėjimų liko ir kiek aš jau turiu. Ir kiek man dar reikia. Ir aš tiesiog tą sumą, kiek man reikia, dalinu iš to, kiek man dar kartų reikės tą dalyką atidėti. Ir tada žinosiu, kokiais žingsniais aš turiu eiti. Čia šitoj vietoj, kai vaikai išmoksta tą daryti, labai dar vienas momentas ryškus būna, kai aš noriu to, tarkim, ten kažkokio daikto. Daiktas kainuoja ten 200 eurų. Ir aš noriu per mėnesį. Ir tada padalini iš 30 ir sakai, bet tau reiks atidėti kiekvieną dieną ten po 2 eurus. Bet aš neturiu tiek. Taip, tu tiek neturi. Tai gal tas tikslas toks ne visai realus. Tai šita vieta leidžia labai irgi vaikam
padėti suvokti, kokie jų pajėgumai iš tikrųjų yra. Dalykus daryti ir jų siekti dažnai, žmonės nesuvokia. Ir su suaugusiais aš bedirbdamas susiduriu su lygiai ta pačia problema. Jie formuoja tikslus, kurie niekaip netelpa jų finansinius srautus šiandien. Ir tada, žinot, būna ta situacija. Aš po 10 metų turėsiu tai. Tada sutinku tą žmogų po 5 metų, vis dar po 10 metų turės tai. Ir taip gyvena iki kol numiršta ir jis niekada to neturi, nes tiesiog nėra plano, arba tas planas niekaip neneša į to žmogaus galimybės, bet žmogus tą ignoruoja ir tiesiog gyvena jau norų, bet netikslu. Tai vat šita vieta vaikam labai padeda suvokti, ne viską aš galiu pasiekti. Mano pinigai yra tokie, kokie yra ir tada arba aš labai ilgai sieksiu, arba aš turiu kažką kitą sugalvoti. Dažnai vaikai, kai supranta, kiek tai trunka, pergalvoja, ko jie nori. Ir tada, gal čia iš tikrųjų netaip jau reikia, žinai, to daikto, kurio aš čia taip užsidegiau staiga. Ir tie dalykai, kurie yra išlaukti, tai tie dalykai yra tie, kuriuos vaikas brangins ir kurie jam iš tikrųjų reikalingi. Nes jis jau tiek atidirba, tiek laukia, tai jis jau turėtų bent jau, teoriškai, tą dalyką saugoti ir branginti ir jį naudoti tam, kam ir norėjo jis tą dalyką naudoti. Bet kaip čia su tuo, kad nes vis tiek gana dažnai, pavyzdžiui, tose pačiose saviugdos knygose, šnekam apie tai, kad, norėk daugiau negu tu gali, tai tada daugiau ir pasieksi, nes labiau stengsies. Ir su tuo, iš kitos pusės realybės suvokimu, kad, bet realiai tai aš dabar esu taške A. Ir aš manau, kad čia tiek suaugusieji užstringa tame, tiek vaikai. Kokie tavo patarimai? Sutinku, čia yra toks paradoksas žmogiškasis. Šiaip mes kaip žmonės esam nuolatinės prieštaros, jeigu taip atidžiau pasižiūrėsite save. Tai aš irgi sakau, šaukiu saulę, pataikysi mėnulį, bet mėnulis nuo žemės irgi yra labai toli, ne? Tai taip, tu saulės nepasiekiai, bet tu pasiekiai mėnulį ir kito akimis tai yra fantastiškas rezultatas, ne? Taip, būtina skatinti siekti dalykų. Ir turėti ambicijas ir nebijoti klysti, bet iš kitos pusės reikia suvokti, kur aš esu šiandien. Nes saulė tai yra tai, ko aš noriu po kažkiek tais laiko. Žemė yra tai, kur esu šiandien. Vis dėlto pinigai yra skaičiuotinas resursas, ne? 1 + 1 = 2. Nebus nei 3, nei 5, nei 15, žinai. Jeigu prie euro pridėjo eurą, turi 2 eurus. Ir vis dėlto, jeigu kažkas kainuoja ten fiksuotą sumą pinigų, kurios mums reikia tam, kad mes pasiektume kažkokį tai dalyką, juos reikia suakumuliuoti. Aišku, tų kelių gali būti įvairių, bet vaikų kontekste tai tiesiog sutaupyti. Suaugusio gyvenime viskas gal šiek tiek sudėtingiau, ne? Ir ten tų priemonių yra daugiau, bet vaikų kontekste tai yra tiesiog sutaupyti. Turi būti aišku suvokimas, kiek aš esu pajėgus šiandien. Ir viskas gerai, jeigu aš matau, kad aš negaliu tam sutaupyti ir žinau, kad man mama arba tėtis neduos. Nes tiesiog jie tiek duoda, ne? Tai tada daliai vaikų potencialiai įsijungia, tada tai iš kur dar. Bet tikrai tą tokią proaktyvumo, verslumo, tokią inovatyvumo gyslelę turi ne kiekvienas vaikas ir nereikia čia, žinai, daryti iš tų žmonių tokių, kurie, mes visi skirtingi ir mes turim skirtingus polinkius. Ne visi vaikai eis uždarbiauti, tikrai ne visi užsiminės dropshippingais, tikrai ne visi ten inovacijas kažkokias bandys įgyvendinti savo kontekste ir spekuliuoti kažką klasėje. Tiem reikia tiesiog elementarių įrankių, kaip jie gali veikti kasdienybėje. Ir tas tikslas ir step by step ėjimas link tikslo yra tai, kas didžiai daliai vaikų yra tas įrankis, kurio reikės gyventi. Tai niekaip neapriboja nuo siekimo saulės, ne? Bet jeigu tu neturi ambicijos siekti saulės, tai tau tai vis tiek yra būtina mokėti ir žinoti, kaip nueiti, net ne iki mėnulio, bet iki kitos šalies. Ir kiek tai truks, ir man, bet asmeniškai kiek tai truks, ir kokiam čia laikotarpiu aš čia turiu pasiruošti, kad aš galėčiau susitaupyti pinigų pradiniam įnašui už butą,
tu susikaupti kažkokį tai nedidelį kapitalą pirmam automobiliui savo, kompiuterį nusipirkti, žemiški tokie dalykai, kurie yra mūsų kasdienybė. Ir tie kišenpinigiai yra būtent apie tų žemiškų dalykų ugdymo, ne apie 1 iš 100 žmonių gyvenimą, kai yra, proveržiai, ambicijos, inovacijos ir panašus dalykai. Prieš užbaigiant gal šitą mūsų diskusiją, dar noriu vieną temą paliesti, tai yra pamesti daiktai, sulaužyti daiktai. Vaikai taip daro. Tiesiog labai dažnai pasitaiko. Tai jūsų patarimas yra, kad reikėtų atsakomybę už tai perkelti vaikams. Bet ką realiai daryti, mano klausimas yra, tarkim, tu susitari, kad duodu tau 6 eurus po visų ten tų mokesčių ir būtinų išlaidų, jeigu kažką pamesi, iš jos nusipirksi tą pamestą daiktą, ar ne? Bet ateina diena X, kai jie realiai pameta ir tų pinigų nebeturi, nes visus išleido kažkur. Koks patarimas galbūt realiai praktinis, toksai, ką tokioje situacijoje daryti? O kas tokioje situacijoje būna suaugusio gyvenime, ne? Eini skolintis ir atsibašliuoji už tai. Vaikai, jie turi suprasti pasekmes visada. Šitoj vietoje įrankis, kurį mes siūlom pirmiausia pabandyti, tai vėlgi parodyti, kad vaikas to negali išvengti. Tai parodoma per kitą kišenpinigių davimą, kad tie pinigai yra išskaičiuojami. Iš tų pinigų, ne iš mokesčių, aišku, ir ne iš būtinų išlaidų, bet iš tų, kurie jam yra jau teoriškai lieka. Ir tą darom su papildoma suma, tai yra su palūkanų. Tai reiškia, kad tu neturi tada, kada turėjai, privalėjai turėti ir turėjai būti tam pasiruošęs, nes knygelė vis dėlto ne tik apie tai, kad nutinka dalykai, bet apie tai, kaip padėti tam vaikui susiformuoti krepšelį šitam dalykui. Ir jeigu jisai to krepšelio neturi, tai tada yra pasekmės. Ir pasekmės yra skaudesnės negu tik suma, kurią jis teoriškai galėjo atiduoti ir gyventi toliau. Bet su palūkanomis, tai yra su papildoma priemoka, kad, nes pinigai, jie kainuoja. Jie neatsiranda iš niekur ir jos reikia iš kažkur gauti. Ir jeigu mes gaunam ne iš savęs, mes sumokam papildomą, premiją, palūkanas, procentus ir panašiai už tos pinigus ir vaikas tą turi pajusti. Ir tada jis, jam skaudės, nes jis atidavė daugiau negu turėjo atiduoti. Bet taip sukosi pasaulis. Tai 1, 2, 3 kartus taip nuskausminus atsiranda suvokimas, nesupratimas, suvokimas, kad taip veikia dalykai ir tada jau tas vaikas potencialiai keičia savo elgesį. Arba tada sako, man tas momentinis malonumas yra svarbiau negu ta priemoka ir aš renkuosi, bet vėl, tai jau bet kokiu atveju yra vaiko pasirinkimas taip elgtis. Jis jau suvokė, kas būna ir jis vis tiek taip renkasi. Tai viskas yra okei, nes toks yra vaiko pasirinkimas su visomis to pasirinkimo pasekmėmis. Čia dar vienas toks turbūt svarbus momentas iš šito, kas išeina, kad mes kaip tėvai, matydami kitokį vaikų elgesį negu mūsų, neturėtume to elgesio iškart nurašyti kaip netinkam. Šitoj vietoj svarbu per kišenpinigius duoti galimybę vaikui prisimti atsakomybę ir nukentėti, bet ką jis su tom pamokom darys ir palikim tam vaikui. Nes galbūt net ir nukentėjęs jis rinksis taip darytis, nes jo prioritetai ir jo svoriai sprendimų yra kitur, negu mums atrodo būtų logiška. Ne? Ir leisti jam tame būti, su tuo gyventi ir tiesiog užtikrinti taisyklės, kad jų yra laikomas. Šiaip Lietuvoje šeimų labai yra įvairių ir mes pakalbėjom apie tas, kur gali savo labai daug leisti ir savo, ir vaikam, ir tie vaikai yra šiek tiek palepę ir ką daryti, kad jie suprastų tas ribas, bet yra ir kitas ekstremumas, ar ne? Ar ne ekstremumas, bet tiesiog kitaip gyvenančios šeimos, kurios sako, kad 6 eurai per savaitę jau pagrįžus tų pinigų vaikui mums yra per daug, nes jeigu aš turiu 3 vaikus, tai 6 eurai per savaitę, tai yra 72 eurai per mėnesį, ar ne? Išlaidų kišenpinigiams, kurių galbūt aš neturiu, ar ne? Neturiu papildomų 72 eurų, kuriuos galėčiau atiduoti vaikams. Ką daryti tokiam šeimom? Čia pirmiausia visada yra, kaip aš sakau, tėvų, pasakysiu taip, nesuvokimo apie kišenpinigus klausimus, ne? Nes mes apie kišenpinigus galvom kaip apie papildomas išlaidas savo vaikams. Realiai kišenpinigiai yra ne papildomos išlaidos, o išlaidų perkelimas vaikams. Kitaip tariant, mūsų išleidžiamų pinigų kiekis
skiriamas vaikui dėl kišenpinigių neturėtų pasikeisti. Tiesiog mes dalį savo išlaidų po truputį perkelinėjom vaikui ir leidžiam jam disponuoti. Yra knygelėje skyrius ta kišenpinigių matematika, ne? Tai bet kokiu atveju mes esame vardinę tokius kaip baziniai kišenpinigiai. Tai yra tie pinigai, kurių man kaip tėčiui negaila, kad vaikas ištaškys. Tiesiog net žodžio prasme ištaškys, žinai, nes ten nėra jokios prasmės apart pramogos. Visa kita yra statoma ant to. Tai jeigu aš tarkim, priimu, kad to ištaškymo pinigų yra labai nedaug, nes mano kontekstas neleidžia net taškyti tų pinigų iš šono, bet tai nereiškia, kad tam yra nulis, ten gali būti kažkas, minimaliai, žinai, taškymo pinigų gali būti ne 6 eurai per savaitę, bet 2 eurai per savaitę, ar gal net euras per savaitę, kad tiesiog vaikas galėtų kažką nors, žinai, truputėlį nusipirkti savo sprendimu, be atsiklausimo, ne, ten saldainį kažkokį. Ir tada visą kitą statom ant viršaus, bet mokydami. Mokesčiai, nes kai mes sudedam mokesčius, kurie grįžta, ne, būtinasis, kurie grįžta, tada pridedam tą netikėtų išlaidų krepšelį, kuris mums vis tiek kainuoja, tada vaiko tikslai, kur vaikas tarsi sukaupia daiktui, kurio jis nori, bet realiai viskas yra mūsų pinigai, ne. Visą tai, kai sudedam, ta pinigų suma, jinai tikrai pasidaro apčiuopiama. Net ir prie mažų ištaškymo sumų, kai mes susluoksniuojam viską, tampa labai apčiuopamas krepšelis tų pinigų. Taip visada nukirba tas kirminėlis, kad vaikas potencialiai gali iššvaistyti tuos pinigus, kurie, tarsi skirti jam nusipirkti parkerį mokyklą, o jis išleido saldainėm, ne? Ir tada aš turėsiu kažką dylinti ir ten pirkti tą ekstra parkerį, nes vaikas išleido saldainių. Tačiau aš neperku, to parkerio. Aišku, prie šitų dalykų reikia užaugti. Čia kiekvieno vaiko vėlgi situacija kitokia yra. Reikia žiūrėti, kaip jis gaudosi tuose dalykuose ir kaip gali laikytis disciplinos. Dėl to ir visa knygelė yra ne viską iš karto užmetama, o po žingsniui. Pradžių užmetam mokesčius, pažiūrim, kas vyksta. Tada užmetam pragyvenimo kaštus, pažiūrim, kas vyksta. Tai yra tuos dalykus, kurie tarsi yra, bet dar ne vaiko tokioj pilnoj dispozicijoje. Ir tik vėliau uždedam tai, kad vaikas turi gebėti turėti krepšelius ir jais disponuoti jau savo naudą. Tam reikia laiko. Tikrai. Ne per savaitę ir ne per 2 šitie dalykai pasidaro. O ką daryti, jei tėvai tarpusavį nesutaria? Vienas sako, gerai, čia tegul ištaško, aš suprantu, čia kišenpinigiai tam skirti, ištaškys, o kitas sako, ne, čia reiks susitarti, kad jisai čia tų saldainių nepirktų tokiu būdu. Ar vaikai turėtų matyti tos skirtumus? Vaikai matydami skirtumus šiuo atveju kiekvieną kartą lankščiai pasirinks tą pusę, kuri jam naudinga. Gudrus tie vaikai. Jo, gudrus tie vaikai ir mes kaip suaugę lygiai darytume tą patį, nes tai yra nauda mums. Tai šiuo atveju tėvams, dėl to ta knygelė yra skirta tėvams abiems perskaityti, kad požiūris į vaiko ugdymą piniguose būtų toks pat. Nes jeigu mes tik tai įnešam skirtumus, vaikas iškart juos panaudoja kaip svertą savo naudai. Ir eidamas pas tėtį prašyti pinigų komunikuoja vienus dalykus, eidamas pas mamą komunikuoja kitus dalykus. Ir vis tiek leidžia tos pinigus taip, kaip jam norisi, ir tada prisiduoda tam, kuris mažiau potencialiai nubaus, ne? Tėvai turėtų susitarti dėl tų pačių taisyklių. Knygoje yra skyrius tam skirtas, kad visą tai užrašyti reikėtų. Tai yra tas susitarimas tarp tėvų ir vaikų apie tai, kiek tėvai duos, kiek paims, už ką paims, ką vaikas gali pirkti, ko negali pirkti, kam vaikas turi atsiklausti, tai nėra negalima, bet turi atsiklausti, pavyzdžiui. Ir tos taisyklės jos privalo būti, galiojančios visoms šalims, kurios šitame procese dalyvauja. Tėvai negali keisti savo nuomonės pagal mėnulį, nes tada vaikas neturi atramos normalios ir tada supranta, kad visi čia tik bullshitina, o ne kažko tais vadovaujasi. Tai ir aš taip darysiu. Suaugusiojo žodis toks tampa, praranda svorį, pasakysiu taip. Tai jeigu dabar mūsų klausytojai labai susidomėjo ir nori įsigyti kišenknygę, tai kur geriausiai įsigyti?
Tai kol kas vienintelė, ta vieta yra vienintelė. Tai Jaunimo finansų akademijos internetinė svetainė youthfinance.academy ir ten galima paspausti ant kišenpiniginės tėvams ir užsisakyti. Ir mes tiesiog tą dalyką atsiunčiam. Tikrai rekomenduoju, mes tą knygelę padarėm būtent tokio dydžio, kad jinai tilptų kišenėn ir dėl to jinai vadinasi kišenpinigė. Jinai kainuoja viso labo 5 eurus, tai yra, kaip aš kartais pajuokauju, prekybcentrio kavos su pyragėliu kaina, dar už kavos su pyragėliu ir daugiau sumokėsit greičiausiai, bet tai yra nauda, kurią jūs, tokia koncentruota medžiaga, be letristikų, be nieko, ten vieno vakaro skaitinys, kuris tikrai gali pakankamai stipriai įtakoti jūsų vaiko ateitį. Už 5 eurus jūs perkat tvarę vaiko finansinę ateitį. Realiai. Tik tais dar dėl to kažką reikia šiek tiek padaryti. Tai ačiū Jums labai už tokį nuoširdų ir įkvepiantį pokalbį. Tikiu, kad mus besiklausantiems padėjom lengviau susidėlioti visą struktūrą, ką su tais kišenpinigiais daryti ir kaip pasiekti tą mokymosi efektą, apie kurį kalbėjome. Ir aš tai pritariu tau, kad tai yra puikus įrankis kiekvienai šeimai, kuri nori vesti aiškumą ir susitarimus. Ar finansinę ateitį gal kurti vaikams. Tai aš dar pabaigai, kaip tik vieną mūsų atsiliepimą noriu paskaityti apie tai, ką žmonėm tai daro realiai. Nes aš paklausiau po tam tikro laiko žmonių, tai kaip jums ten sekėsi, ką ir kaip kur. Ir pakankamai išsamiai žmogus atsakė ir cituoju, ne tik perskaitėme, bet ir pritaikėme. Šį savaitgalį bus mokama jau 4. alga. Vaikai įsitraukė visų 100%, ypač daug smagumo suteikė pirmojo parašo suraitimas ant sutarties. Tai čia akcentuoju, kad jeigu vaikai biški mažesni yra, tai net ir to susitarimo parengimas ir pasirašymas jau yra procedūra, kuriems sukelia žavesį. Pirmoji alga gana greitai buvo padalinta mokesčiams būtinosioms išlaidoms. Antrąją algą davėme stambesnę kupiūrą, kad šiek tiek pasuktų galvą, kaip susimokėti mokesčius. Smagu, kad neužsimiršo ir rado būdų, kaip nelikti skoloje. Turėjo ir skaudesnę pamoką, teko su draugais papramogauti ir kaip pasirodė, viskas gana brangu, o turint tikslų ir matant, kad jie tolsta, teko truputį paliūdėti. Atsirado savaitiniai pasisėdėjimai, kurių metu išmokamos algos, aptariami tikslai ir pasiekimai, bei galimybės užsidirbti papildomai. Nežinau, ar teisingai darome, bet už pasiekimus moksluose, dalyvavimą socialinėse veiklose skiriame papildomas premijas. Mokesčiams mokėti pasigaminome dėžutę ir pavadinome namų bankas. Turinio netikriname. Mokesčius vaikai moka savarankiškai, tačiau kartais kyla klausimo, kas bus, jei neįdėsime įmokos. Ką turėčiau atsakyti, gal galite patarti? Čia klausimas. Kas blogai? Kol kas nematau besiformuojančio įpročio atsidėti juodai dienai. Gal reikia laiko, o gal mokame per mažai. Šiuo metu per savaitę atmetus, ten įvardina, kiek ten jiems yra likę. Tai tokios yra patirtis, jos yra reikšmingos. Jeigu darysi, tai ir padarysi ir bus rezultatas. Vienareikšmiškai. Čia svarbiausia yra kažką dėl to daryti. Noriu ir pabaigti su to palinkėjimu, tiesiog išbandykit bent vieną jau idėją šią savaitę, o jeigu visą tą struktūrą įgyvendinsit, tai pamatysit, rezultatai tikrai bus. Tai Vincai, ačiū tau labai dar kartelį ir iki kitų kartų. Ačiū Lina, iki kitų kartų.